Sveiki visi, jūs į mano kanalą Kryžiukų menas, mano vardas yra Šarūnė ir ką, šiandien jau yra sekmadienio vakaras ir nutariau jums parodyti, kaip man sekėsi siuvinėti šią savaitę, kokie įspūdžiai, kas patiko ar nepatiko. Tai ką dar pridėti galiu, ką dar norėsiu papasakoti apie mini pakeitimus. Ir būtent atskleisti jums tą paslaptį, tą šydą, tą intrigą, ką aš ten tokio siuvinėju. Tai nieko nelaukus, nuo to ir pradėsiu. Štai, sniego gnomas, sniego senis gnomas, kaip sakant, taip galim gal pavadinti. Siuvinėjau būtent šitokį dizainą, jame labai daug atradau pliusų. Tas, kad pliusas yra, kad nedidelis. Toks žaismingas ir biesu yra, ko aš labai norėjau gauti su biesu, bet jo nebūtų daug, atitiktų tą ir kokybę, būtų toks visai smagus paveiksliuks, toks nedidelis, kaip minėjau, ir nebūtų daug darbo, kaip sakant. Tai va, tame pliusų daug, kodėl aš būtent jį pasirinkau šitą. O šitą dizainą, iš tikrųjų šitokių dizainų aš atradau tikrai netyčia, eidama per Pinterestą. Ir tam Pinterestą paspaudžiau ant tokio tinklalapio, ant to paveiksliuko, tai man išmetė ten visokiausių įvairiausių tų dizainų būtent, kaip sakant, tai labai va tas patiko, yra ne vien su gnomais įvairių dizainų, bet yra ir kitokių dizainų irgi. Bet kas patinka, kad nėra dideli, nėra tokie stipriai sudėtingi, kai kur žiūrėjau, kad buvo sudėtingesnių ir nesudėtingesnių. Bet tikrai patiko man. Patiko, kad toks dizainas paprastas, lengvas susidraugauti su to biesu. Tai va, tas va, tame ir patiko. Bet, ką galiu pasakyti, yra bet. Ką pastebėjau, kad aš negalėčiau siuvinėti tokių paveikslų ilgai. Negalėčiau siuvinėti ir didelių paveikslų, būtent su biesais. Ką irgi toks pastebėjimai tokie va. Ir kad dar kad tiesiog jau matau, kad mane tiesiog jau numuša tą stimulą, numuša tą norą, gal netgi motivaciją siuvinėti tų kryžiukų daugiau daryti, kaip sakant, būtent šitam paveikslui. Tai kaip sakant, man paveikslai yra pagrindiniai Astos būtent paveikslai, didieji paveikslai, tai aš juos noriu ir daugiausiai siuvinėti. Tas 3 savaitės būtent noriu šituos paveikslus siuvinėti, bet ne šitą. Šitą noriu siuvinėti, kai mažiau laiko, tai kokius aš tos mini pakeitimus padariau, tai padariau būtent, dar pridėjau vieną tą ruletę sukimą, suskirčiau tas dienas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir savaitę, daugiausia savaitę laiko siuvinėsiu būtent šitą paveikslą. Tai leis gal pridėti ir kitokio dizaino pobūdžio, va, irgi su biesais, nes tik savaitę laiko bus smagiau ir visai smagiau. Iš tikrųjų ir nenoriu šį greit užbaigti, nes iš kitos pusės tikrai man patinka jį siuvinėti, tik tiek, kad man labai iš tikrųjų tas laikas didelis, tos dienos savaitės 3 man per daug man tiesiog ir viskas. Aš prie tokių noriu dizaino sėdėti ilgiausiai savaitę, neilgai, kaip sakant, ir viskas, ir viso. Daugiau skirti noriu pagrindiniam savo paveikslam, tai būtent šitiem paveikslam schemom, kaip sakant, Astos schemom, kaip sakant. Bet būtent tiek apie šitos paveikslus. Būtent apie tai, kas patiko, kas biškį nepatiko, kokie įspūdžiai, būtent ką supratau, siuvinėdama būtent šitą sniego senį gnomą, kaip sakant. Ką dar noriu parodyti, parodysiu būtinai jums, kiek man pavyko padaryti šitą gnomiuką. Štai kiek man pavyko padaryti. Kai matot, jau ir siuvinėtas yra būtent ir rankytė, ir kūnas pradėtas siuvinėti gnomą, tie sniego kamuoliai,
Čia kojytės sniego senio, vaikiuko galima sakyti, vaiks mažiuks. Tai sekėsi, kaip sekėsi siuvinėti, žinokit, o Jėzau. Tikrai pradžia buvo sudėtinga, sunkiai galima sakyti, ne per sunkiai, bet tikrai sunkiai, kas nepatiko, kad pastoj klaidų pridarydavau, pastoj tos klaidos, arba ne ta siuvinėta, arba ne ta spalva, arba per daug įsiunėta, teko ardyti ir vėl iš naujo, tai žodžiu, tikrai dar tas paskeliojimas manas. Stovi irgi eisino skaičiavimas. Tikrai užima daug laiko, atima to laiko vien skaičiavimas, tas paskelimas. Tai gal biški va taip paskeliot visai, sakau, faina, ten savaitę, ten kelias dienas gal tikrai smagu, visai tai biški norisi, tikrai biški daugiau, bet jeigu reikėtų man jį visą laiką siuvinėti, tikrai ne, man visą numuša stimulą. Tai va, tai tiesiog dėl to jau nutariau tokius mini pakeitimus padaryti ir manau visai gerai. Tai va, tai taip man sekėsi įsiuvinėti. O ką galiu apie biesus pasakyti, žinokit, ką galiu pasakyti, sako, kad kiek, visą laik manęs klausia, kiek tu turi kantrybės padaryti tuos kryžiukus. Tai dabar galiu atsakyti, tikrai čia mėlačius yra tuos kryžiukus daryti, palyginti su biesu, nes biesas tikrai reikalauja daug kantrybės, daug daugiau negu pačius kryžiukus daryti su dideliais paveikslais realiai. Nes, kol padarau visą šitą biesą, aš, pavyzdžiui, nes kadangi aš galima sakyti, su biesu, su žalia, galima sakyti, labai seniai bandžiau su to biesu, tai kaip dabar, kaip sakant, bandau su juo susidraugauti, aš nesiuvinėjau visą paveikslą, įsiuvinėti visą paveikslą, tik tada siuvinėti biesą, ne, aš taip negaliu, man iškart, kaip sakant, tie kryžiukai jau, kaip sakant, nesusigaudysiu, man per sudėtinga būtų, aš iš karto biesą darau. Bet kaip pradedu daryti tą biesą, tikrai užima laiko, tikrai reikia kantrybės pastoviai žiūrėti, kad atitiktų ir panašiai. Tai žodžiu, tikrai galiu tiek pasakyti, kad biesas tikrai reikalauja daug kantrybės, žinokit, tikrai. Tai tos, kurios siuvinėja tos didžiosios paveikslus, tikrai aš tik galiu pasižiūrėti, pasigrožėti, palaikyti, tikrai labai gražu, nuostabu, kai tiek tikrai žmonių tais biesais padaro, nes biesas tikrai ir pagražina ten tos dizainus, būtent tokius, tai nieko blogo tikrai negaliu sakyti, tik tiesiog ne man jos siuvinėti su biesais, kaip sakant, aš mėgstu tiesiog lengvą siuvinėjimą, kur daug kryžiukų ar blendų daug, kaip sakant. Tai va, tiek apie tuos kryžiukus, būtent apie tą projektą, gal dar galiu pasakyti apie medžiagą. Medžiaga yra 14 kanto, jinai yra tokia melsvai žalia, iš tikrųjų nelabai tas spalva, gal jeigu šungus, gal labiau atsispindės, nežinau, irgi nelabai. Tokia melsvai žalia, labai patinka, tikrai patinka ta medžiaga. Kas patiko, kad spalvos labai gražios, atitiko tikrai šitą dizainą, būtent šitą medžiagą. Tikrai žiūrisi labai gražiai, man atrodo. Tikrai labai atitiko medžiaga, kaip sakant. Ir ne vieną kartą ant jos siuvinėsiu, ne vieną dizainą. Tokio pobūdžio kažkas su gnomu, gal kitą, gal visiškai ir kitokį. Bet būtent šitas dizainas su šito tikrai labai man gražiai žiūrisi kol kas. Tai tikrai nieko negalėčiau prikibti prie tos medžiagos, o būtent kokio dydžio šita medžiaga, ilgio 50 ant 55, kiek pamenu, jinai yra. Kas labai dar patiko, kad nereikės lankelių daug imti, kad medžiagą atitraukti į apačią. Gal tik vieną kartą reikės būtent šitai kepuriai gražiai. Reikės šitą gal dalį siuvinėti, bumbulą. Gal bumbulas iškvaitus ir čia siuvinėti. Dar neaišku, bus labai įdomu pamatyti, ar reikės ar nereikės. Gal ir iš tikrųjų realiai nereikės traukti medžiagą man. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip čia man seksis toliau su juo. Bet jau su šito paveikslo tikiuosi jau gana. Pailsėti noriu nuo jo. Ką darysiu, tai darysiu, šiandien suksiu vėl kitą sukimą.
Matysim, ką man išsuks ruletė, tikiuosi išastos jau kažkokią schemą. Norėčiau kažką naujo pradėti, iš tikrųjų. Tai va, tai dabar parodysiu jums, kiek man pavyko tų kryžiukų padaryti. Žurnalą aš jau visiškai, žinokit, pildau kitaip. Įdomiau biški gal. Man visai patinka taip kol kas. Iš tikrųjų dar. Aš jau dar neseniai pradėjau pildyti. Aš jį pildau ne lapuose, o į žurnalą, į planšetkę, kaip sakant. Štai kaip aš jį pildau, kaip aš esu pasidarius. Atsiprašau. Gal aš biški atitrauksiu va šitaip trupučiuką. Štai kaip aš jį pildau, čia mano žurnalas būtent, čia aš darau, dar tik nesiniai iš tikrųjų tik padėjau, dar tik biškutį, tai nelabai ką bus ir parodyt stipriai. Atsiprašau biškį, tai vat irgi galim ir pasididinti. Kas pas mane šitam žurnalį yra vat būtent paveikslo numeracija, galiu tikrai parodyti jums. Tai būtent kokie paveiksliukai dalyvauja. Pradžioj pasidariau būtent šitai, bet dabar dėsiu irgi per naują daryti, redaguoti čia visą ir panašiai. Tai taip aš ir paliksiu, kaip sakant, šitokį gnomiko galą, ateity vėliau biškai gali pakeisti šitą paveikslą, bet daugiau tokių paslapčių aš nedarysiu. Manau, visai nereikia to. Taip, toliau, kas eina kalendorius. Noriu žymios dėl to, kad tikrai būna, kad nesinori ieškoti niekur, ką aš būtent siunėjau, kiek dienų, būtent kokią dieną. Tiesiog numeracijos yra paveikslo numeracijos, tai iš spalvų. Kaip matot, su spalvom rutuliukais va tokie va yra pažymėti. Tai va šita spalva mėlyna būtent yra būtent šito gnomo. Tai pagal kalendorių spalvom pasižymi. Ir žinai, kuris čia paveikslas yra pagal spalvą. Tai va, aš 10 dieną pradėta, 17 baigta. Toliau kas eina, kiek dienų siuvinėsiu. Kiek dienų siuvinėta. Irgi va, kaip pasidariau numeracijas paveikslų, kitai paskui ateity, man tos esu kitur padaręs su paveikslais pačiais, ne be numeracijom. Įvairiai bandžiau, tai pasižymėjau, kad savaitę laiko. Kas dar labai patinka man su to pildymu. Tarkime, kas ne taip aš galiu ištaisyti, bet nieko sutingo nėra. Gali įsisaugot, gali įsitaisyti, ta prasme, nieko irgi nedingsta. Nebent, aišku, jeigu planšetkė jau būtų sugestų ar kažką, tada būtų jau negerai, aišku, tas tik minusas yra. Bet apsidrausti galima, tiesiog galima į fleškę viską įsikelti ir viską turėti, kaip sakant, niekas niekur nedingsta, kaip sakant, jeigu ten labai nori apsidrausti. Aš kol kas dabar į fleškę dar nesikeliu, bet esmė, tas pildymas toks greitesnis, lengvesnis man irgi yra. Ir visai smagu, bandysim šitaip, sakiau, ir žiūrėsiu, kaip seksis toliau man su tokiu pildymam. Tai va, pradžio tiesiog tik viena savaitė. Progresai, va, dabar padaryta 1368 kryžiukai. Per šią savaitę, būtent su šito gnomu, sniego gnomas, yra padaryta būtent 1368 kryžiukai. Čia daugiau aš nieko neįsime pildyti, nes tai yra va kiek kryžiukų, būtent aš negaliu pasakyti, kiek čia yra kryžiukų, nes čia ne astos schema, kaip tai būtų. Va, su astom bus jau kitaip, jau galėsiu daugiau papildyti. Paskui va kiek liko irgi, čia kiek padaryta viso procentų, kiek iš viso yra procentų, tai labai įdomus iš tikrųjų toks man pildymas, labai patogus ir, kaip sakant, greitas toks pildymas gaunasi. Paskui mėnesio rezultatai būtent, va, būtent tie paveikslai, kurie dalyvauja žaidime. Išleistas ir užrašai, užrašai būtent, sakiau, pasidariau mažą, ką gal kažko reikėtų, ar siūlos pasibaigti numeraciją, kad užrašai prie to pačio, neužsimiršti ir nieko kito. Štai toks mano bus pildymas. Smagus, visai įdomus, toks visai nieko, manyčiau, kaip sakant, greitas ir patogus. Tik, kaip minėjau, tas vienas tik toks minusiukas, kad jisai
Jeigu, tarkim, planšetė sugesta, viskas, tu visus tuos jau prarandi, bet galima apsidrausti, fleškį tiesiog turi, kartą padarai ir įsikeli, nieko ten daug laiko irgi neužima, kaip susikelt, kaip sakant, tos dalykus. Tai va, toks mano pildymas, 1368 kryžiukai su šito ir dabar judėkim toliau. Judam toliau, ką darysim, tiesiog suksim ruletėm, žiūrėsim, ką siuvinėsiu šią savaitę. Kiek dienų siuvinėsiu, iš tikrųjų labai kas įdomu ir labai įdomu būtent kurį siuvinėsi. Tai atsiminus labai greitai, tai yra rožių puokštė, gėlių mergina, šitas smagu gėlių mergina. Visus iš tikrųjų norėčiau siuvinėti, bet siuvinėti, nes labai visų pasilgau. Ir šitas paveikslas tulpės, jis tikrųjų labai gražus paveikslas yra man. Labai gražus. Jisai, galima sakyti, gal netgi šitą paveikslą ir greičiau užbaigčiau iš tikrųjų. Nes jisai iš visų šitų yra pagal dydį pats mažiausias. Tai tikiuosi, kad jis tikrai įkvės man daug dažniau, kad galėčiau greičiau įsimėti ir kitą pradėti. Nes pas mane dabar realiai toks yra tikslas, kad norėčiau visus savo ASO schemus pradėti, nors pradėti, man jau geriau pradėti negu nepradėti, kaip sakant. Bet, kaip sakant, planuoji, vis tiek niekas nepavyksta. Nu, bet stengiuosi, kad mano planai pavyktų, bet žiūrėsim, kaip bus. Tai per daug taip irgi neplanuoju. Svarbiausia, dabar daru, ką aš turiu, ką dabar turiu, jos nori judinti kuo daugiau, kaip sakant. Tai yra tulpės. Labai gražus šitas, labai noriu pradėti nuo tos naujos paveikslus, jie didžiausi, jie yra didžiausi. Tai žodžiu, tai va, drugelio skrydis, elniai irgi labai pasakiškai gražus, nu visi gražus, man paveikslai, žinokit. Karšta kakava, nusimaniau karšto šokolado ir žiemą. Ką, už lango nebėra tos žiemos. Nebėra tų šaltukų iš tikrųjų, tikiuosi bent ant švenčių pasnigs biškį gal, daug dievė. Čia biškį susiglamžino, nesimautas. Tai va, tokie paveikslai. Esas ir įdomu, ką aš siuvinėsiu ir kiek siuvinėsiu jų dienom. Video kelčiau jums irgi ne iš karto. Darysiu tokiais kaip gabaliukais ir vieną sujungsiu ir kelsiu tada, tik nežinau dar kas kiek laiko, per daug ilgo nenoriu irgi daryti stipriai, tai matysime. Taigi dabar gal paimkime iš tikrųjų mes jau šitą planšetkę ir imkim ruletę. Suksim, kam manai, ta ruletė suks. Žiūrėsim. Jau daliukas ir kaip visada man, štai kai matot, padariau būtent gnomas sniego senis, tai žiūrėsiu kaip man eisis, Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dienos ir savaitę, viskas daugiau nenoriu. Šitokių paveikslų, bet būtent su tokiais mažais dizainais, nenoriu aš tikrai jų daug ilgai siuvinėti. Kas dar šitas būtent pasirinkimas, man leisti ir daugiau pridėti kokį dizainą, kokį daugiau tokių siuvinėti, nes tik savaitę tikrai neilgai man. Tai, kaip sakant, tikrai labai bus įdomu ir smagu pasiuvinėti, kaip sakant. Tikrai kviečiu prisijungti su tais mažais dizainais prie manęs, tiek dienų siuvinėti būtent šitos dizainus. Ir leis kiekvieną pajudinti, bent po biškį, kaip sakant. Tai va, žiūrėkime dabar. Sukimą patį, sukimą, ką man išmes. Nieko daug nekalbėti. Ir bandom laimę. Labai norėčiau kažką irgi žiemiško, nes žiema, vis tiek žiema, kaip bebūtų. Nu, kaip smagu, kaip džiaugiuosi ir kažta kakava, valio. Ir labai tikrai smagu, džiaugiuosi, mano norai pildosi, kad visada tai būtų. Taigi dabar žiūrėkime dabar, kiek dienų siuvinėsiu. Iš tikrųjų norėčiau jį ilgiau pasiuvinėti, bet kaip duos, taip duos. Ar išgirs mano norą
ruletė neišgirs. Nu, žiūrėkime, kiek aš šį dieną siuvinėsiu. Wow. Nu, ką tu pasakysi? Labai džiaugiuosi mėnesį laiko. Tai per mėnesį laiko aš daug padarysiu, realiai tikrai daug. Video įkelsiu, jums turbūt netgi turbūt ir nedarysiu to gabaliukų, nes mėnesis laiko tikrai ilgas tarpas, kaip sakant. Ir apie jį papasakot galiu, nežinau ką galiu papasakot apie jį. Gražus, nuostabus paveikslas. Jau praeitam video antros biškį papasakojau kažkiek, tik apie dydį nieko nepasakiau, bet galiu apie dydį pasakyti. Jo dydis tikrai man nėra didelis, nu gal kažkiek, gal prie didžiųjų man jis eina, kaip sakant. Taigi, žiūrėkime, tai ant sagos parodysiu jums. Štai yra nuo sago. Aš pasilgau labai sago, žinokit, iš tikrųjų. Čia bus jau malonumas man siuvinėti. Kaip sakant, tikrai labai gražus. Taigi, jo dydis yra 3,8 51, tai realiai aukštis 5,1, o 3,8 plotis. Tai tikrai labai bus smagu pasiuvinėti. Bus labai faina. Tai va, tai eisiu, nuo kurios dar pusės eisiu galiu. Tai galvoju eiti nuo šitos pusės, kaip sakant, iš dešinės į kairę stengtis ir galiu biškį parodyti būtent pačią schemos sudėtingumą. Pati schemos sudėtingumą, ką galiu pasakyti, kiek žiūrėjau, kad nėra taip stipriai sudėtinga, tikrai nėra. Kai mato, tikrai galima siuvinėti visai gerai, patogiai. Ir kai matot, nežinau, kurioje vietoje, kad sudėtingiau, man gal jums ir kitaip, bet man realiai, čia irgi nėra labai sudėtinga man. Nėra schema man sudėtinga, aš kadangi daug tikrai būna, kad pastudijuoja pačias schemas, tuos simbolių išdėstymą, ką galiu pasakyti, sudėtingumas gali būti šitoj vietoj, nes vienai metai jau tikrai jau yra daug vietų skirtingų, bet visuma man ta schema tokio, nežinau, nėra tikrai man sudėtinga jinai, nėra. Tai va, siuvinėju būtent šitą paveikslą. Ir susitiksim tikrai po mėnesio. Ir jau kitas video tikrai bus su gabaliukais tokiais lengvais. Vieną video sutalpinsiu, o šitą jau dabar įkelsiu, kaip sakant. Tikiuosi, jums patiko ir žiūrėti. Prenumeruokit, laikinkit, komentuokit. Tikrai labai man svarbus tikrai jūsų palaikymas. Tikrai džiaugiuosi, kad turiu tą tokį palaikymą. Noriu palinkėti gražios savaitės, lygių kryžiukų. Sekit mane Instagrame ir šitam Facebook'e. Labai tikrai džiaugiuosi. Ir ką, iki kito pasimatymo, iki kito karto. Ate.